Užduotis liftas. Bandom pasidaryti lifto simulaciją, imitaciją. Taigi, mums reikia lifto kabinos, kol kas toksai paprastas objektas kažkoks, tai biški gal gražesnis. Pradėsim nuo paprasto. Tada čia yra lifto šachta. Čia sienos pas mus pastato. Taip. Čia copy-pastinam, Ctrl-C, Ctrl-V, kitą sieną. Dabar mums reikia aukštų. Taip, tai va čia aukštas. Toks. Nu ir dabar aš nukopijuosiu laikinai liftą, kad pamatuot ir tiksliai sudėt. Dabar aukšto perdangą nukopijuoju, Ctrl-C, Ctrl-V. Liftą nukopijuoju, kad būtų viskas labai gražu. Perdanga. Taip, tai va. Tai perdangos lieka, o tų geltonų kabinų mums nereikia. Nu, čia pastatas, liftas, galim parašyti projekto pavadinimą gražiai. Padidinam šriftą. Biškį ne tas. Liftas. O taip, dabar gerai. Turime. Dabar einam į kepurę burtininko ir pasirenkam buttons. Tai yra mygtukai, kurie bus mum liftui iškviesti. Kažkokie, gal toks, pabandom tokį. O čia bus lifto iškvietimo mygtukai. Kiekvienam aukšte. Taip. Tai dabar Ctrl-C, Ctrl-V, kopijuoju mygtukus, gražiai sudedu, Ctrl-V. Taip, dabar reiktų aukštus turbūt sunumeruot. Imam tekstą, parašom, kad čia trečias, 1, 2, 3 padidinau, antras, 1, 2, 3 padidinau. Spaudžiu rodiklėlę aukštyn ir trečias. 1, 2, 3. Ok, čia antras aukštas, ne trečias klaida, o pirmas. Taip, padidinam. Turim. Tai va, tai idėja, paspaudi mygtuką ir liftas atvažiuoja. Tai dabar pirmą reikia dar reikia sliderį liftui, lifto kabinai turbūt, ne, kad mes turim visą kelią lifto išbandyti, kad tikrai veikia. Taip, pasiimam iš kepurės sliderį. Taip, ir priskiriam, nežinau, Y, kadangi Y ašis, Y koordinatė, pavadiname liftas, lifto kelias. Apibrėžti, taip, žiūrim, kad būtų realus skaičius, memory real, tada close. Ir turim, taip. Dabar turim priskirti efektą, kad mūsų kabina pajudėtų per visą tą kelią. Ne? Tai tada einam, spaudžiam ant tos geltonos kabinos. Efektas bus location vertical, taip. Ir rašom čia mūsų Y ir OK. Na, dabar jeigu paleisim simulaciją, pasižiūrėt, kas čia gaunasi. Tai gaunasi štai kas, nelabai, ne? Kelias tik tiek iki 100, pas mus turėtų būti žymiai daugiau. Tai mes kai visada turim pamatuot kelią. Tai žinom, kad ta geltona kabina čia maksimum čia turi atsidurti apačioj. Tai mes kai visada imam pagalbinį stačiakampį ir nupiešiam kelią, kiek jam reikia pravažiuoti. Pravažiuoti jam iki čia reikia, taip. Dabar tą pažymėm pagalbinį, apačioj lango pasižiūrim height, ne? Tai height 320. Tai dabar ištrinam, užsirašom, kad nepamiršti, kad kelias 320 taškų. Taip, tada einam į sliderį, pakeičiam tą kelią, maksimum ne 100, o 320, ok. Dabar einam į lifto efektą, spaudžiam ant kabinos, mūsų location vertical
ir čia at bottom 320 ir čia 320. Ok, dabar paleidžiam ir patikrinam, ar tiek pravažiuoja. Va, puikiai pravažiuoja, labai gražiai, ne? Grįžtam ir dabar bandom, nu dar reikia mygtuko, aišku, kiekvieną mygtuką turim aprašyti, priskirti kintamai. Tai čia trečias, tai vadinsiu A3, aukštas trečias. Taip, tai va, šitaip. Ir čia ko gero reikia daryti, reikia pagalvoti, kurį čia režimą pasirinkti. Jeigu būna toggle, nesvarbu, čia šiaip, gerai, toggle, kad persijungtų. Bet vis tiek mes tą mygtuką programiškai tvarkysim. Taip, tai čia A3, define, turi būti memory discrete patikrinam. Gerai, close. Šitas turi būti A2, aukštas. Antras, toggle, ok. Define, taip, memory discrete, taip, čia A1. Pirmas aukštas, toggle, ok. Memory discrete, gerai, turim, taip, dabar turim pasidaryti kaip visada, darykite reset mygtuką. Tai einam į buttons, pasirenkam savo sistemos reset mygtuką, taip, čia resetas, ir priskiriam reset mygtukui, priskiriam kintamai, taip, tai spaudžiam ant jo, reset pavadinsiu angliškai. Padarau toggle. Ok, define, taip, apibrėžti. Memory discrete, pasitikrinu, gerai, close. Taip, dabar reikia aprašyti skripte pirmą reset mygtuką. Tas reset mygtukas, jis ką resetins? Jis resetins mygtukėlius visus, resetins koordinatę lifto kabinos. Gerai, spaudžiam application script. Every iš karto rašom vienetą, every 1 milisekundę ir bandom aprašyti. Taip, jeigu paspaustas resetas, if reset lygu 1 paspaustas, then pirmą nuresetinam patį reset mygtuką, reset tarpas lygu 0 su tarpais kabletaškis. Toliau visus mygtukus nuresetinam. A1 lygu 0, dėl viso pikto. A2 tarpas lygu tarpas 0 ir A3. A3 tarpas lygu tarpas 0 kabletaškis ir dar mūsų lifto kabinos Y koordinatė lygu 0. End-if. Jeigu yra ifas, turi būti end-ifas. Taip, tai toks blokelis. Ok, tai jeigu paleidžiam, kažkur pajudinam liftą, reset, va, viską nuresetinam. Taip, tai dabar ką? Dabar bandom aprašyti, kad važiuotų liftas. Taip, tai tada ką reiktų padaryti, kad aš padarysiu tik 1 ir 3 aukštą, parodysiu jum, o jūs jau savarankiškai antram parašysite skriptą. Taip, kad biški būtų ir jūsų darbo. Tai gerai, bandom mes aprašyti važiavimą į 1 aukštą. Taip, tai tada ką? Reiktų bandyti aprašyti. Tai bus kas? Jeigu paspaustas mygtukas A1, if A1 yra paspaustas, tai yra lygu 1, ir bus kažkokia sąlyga, ne? Turėtų mūsų liftas važiuoti iki 320. Tai logiškai mąstant, end, ir liftas dar nenuvažiavo iki 320. Ir Y yra mažesnis už 320, ne? Tai jis dar važiuoja iš viršaus. Tada mes galim lifto koordinatę nuolat pliusuoti. Y lygu Y plus, padarysiu, kad greičiau 10. Kad greičiau važinėtų, nes jeigu po 1, tai labai lėtai. Ir jis važiuoja. Taip, tai pabandom. Pasitikrinam, paspaustas mygtukas. Dar aš sakyčiau, čia aišku, fantaziją galima visaip. Sakyčiau, kad jeigu paspaustas pirmas mygtukas, tai jis išjungia
ir antrą mygtuką, ir trečią mygtuką. Čia aišku, reikia bandyti, ar bus gerai, bet tiesiog tada pirmas aukštas paspaustas, tai mes išjungiam A2 mygtuką, atjungiam, jeigu buvo paspaustas, A2 lygų 0 ir A3 lygų 0. Čia reikia galvoti, derinti, žiūrėti, čia tik pamastymai, taip, ok. Tai dabar jeigu runtime paspausiu, pasižiūrim, taip kaip čia veikia. Resetas ir bandom iškviesti, būnant pirmam aukšte. Važiuoja, žiūrėkit. Važiuoja ir sustoja, taip. Aišku, šitie dar neaprašyti, tai jie neveikia. Einam į developmentą, bandom dabar padaryti, kad trečias aukštas iškvietimas veiktų. Taip, tai dabar ką? Aprašom, sakyčiau, visą šitą reikalą reikia nukopijuoti. Taip. Ir čia pastinam, bet trečiam aukštui, tai A3 lygų 1 ir galvojam dėl Y. Y pas mus mažės, ne? Kai važiuos į viršų, mes mažinam Y ir jisai turi būti didesnis už 0. Taip, nes pas mus viršui trečiam aukšte Y lygus 0, atskaitos taškas viršui. Ir tada mes Y jau turim ne pliusuot, bet minusuot. Ir jeigu paspaustas trečias mygtukas, tai nuresetinti, ko gero, reikia pirmą ir antrą. Pabandom, pasižiūrim, kas čia bus. Žiūrėkit, va čia liko. Gerai, resetinu. Iškviečiu į pirmą aukštą. Atvažiuoja. Tada iškviečiu į trečią aukštą. Gražiai atvažiuoja. Bet matot, neveikia mygtukas, kol nenusileis liftas. Tai visai gerai čia, jeigu spausim. Tai žiūrėkit, šitas suveikia. Tai jūsų užduotis tada pabaigti tą sistemą ir dar aprašyti savarankiškai, pagalvoti, kokios sąlygos čia bus gudriai, ne gudriau. Nes kabina gali būti ir trečiam aukšte, tai tada jums reikės pliusuoti Y, o jeigu jinai bus pirmam aukšte, jums reikės minusuoti. Tai reikia numatyti turbūt keletą sąlygų, ne? Tai va čia pamastykit, čia bus jūsų darbui palikta.